Tu labai myli savo gyvūną, ne tik myluoji, bet ir bučiuoji, bet karts nuo karto išgeri tabletės nuo kirminų ir įsivaizduoji, kad tu esi švarus. Tai aš tave galiu nustebinti, nes lygiai taip pat galvoja ir mano bičiulė, kuri myli savo šuniuką, bet niekada jo nebučiuodavo. Reguliariai į metus 2 kartus gerdavo vaistus nuo kirminų ir įsivaizduodavo, kad viskas tvarkoja, organizmas yra švarus. Žiūrim. O kadangi aš turiu šunį, tai visą gyvenimą kirminus valausi 2 kartus metuose, tai dažniausiai pavasaris ir būna ir rudenis. Šuo irgi būna nukirminamas, nes šunį nukirminam prieš visus skiepus, kaip priklauso. Ir kadangi aš spalio mėnesį sugėriau pati vaistus, nepasakysiu pavadinimo, bet ne Vermoxas, kada valiausi organizmą ir sausio mėnesį gėriau antiparazitinę programą, aš supratau, kad aš turiu kirmėlių. O sugėrus antiparazitinę, kada valiausi žarnyną, gėriau žarnyno valymo programą, tai supratau, kad aš turiu labai rimtų kirmėlių, kurios ėjo su išmatomis. Jeigu turi draugą ar draugę, kam norėtum kuo greičiau nusiųsti šitą įrašą, tai skubėk dalintis, nepamiršk sekti, nes dar aktualių temų ir įdomių dalykų tikrai bus. O jeigu ieškai sprendimo, kad tikrai prasivalyti efektyviai savo organizmą, kuo skubiau rašyk antiparazitinę ir aš tau papasakosiu, kaip tai pasidaryti. Lengvai ir paprastai, namų sąlygom, bet svarbiausia, su gera savijauta ir sveikata sau ir savo šeimai.